Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė, coachingo specialistė, tapingo praktikė ir angelų mylėtoja. Ir šiandien noriu papasakoti, kaipgi jaučiuosi, kai jau turiu savo knygą savo rankose ir perskaityti tos knygos įvadą. Tai knygos atvažiavo pas mane praėjusios savaitės pabaigoje. Štai toks nuostabiai gražus viršelis, piešinys, balandis. Kodėl balandis? Sulaukiu daug klausimų. Tai balandis todėl, kad knyga vadinasi Palaikanti visatos energiją. Ir balandis man yra priminimas, kad ta gera energija visur aplinkui mus, jinai visą laiką bando mus pasiekti net tada, kai mes pamirštam, kad jinai yra. Ir jeigu šiaip, kad pajustumėm tą palaikymą, tai mes turim pakelti akis į dangų, pagalvoti apie kažką, paprašyti, tai tuo tarpu miesto balandžiai yra tie, kurie gali pasipainioti mums po kojų, dažnai jie ant grindinio vaikštinėja, lesa ir dažnai pakyla mums iš po kojų, taip priversdami šiek tiek atsitokėti, jeigu mes einam nuleidę galvas ir kažkur žiūrim žemyn. Tai toks simbolis, kad ta palaikanti visatos energija nuolat bando mus pasiekti. Ir ačiū visiems jau įsigijusiems knygą, labai džiaugiuosi jūsų nuotraukomis, kur rodot, kaip pasiemat knygas iš paštomatų. Tiems, kurie užsisakot pas mane, aš siunčiu per Omnivą arba per paštą į užsienį. Jeigu kažkas dar neįsigijot, bet jau apsisprendėt, kad norit, tai galite tiesiog parašyti man, noriu knygos, atsiųsiu detalės, kaip galit gauti su mano parašu. Šiaip visose elektroninėse knygynuose ir Pegaso knygynuose galite rasti. Tie, kurie jau turit, tai labai kviečiu į knygos klubą. Tiesiog suveskit Facebook'e Palaikanti visatos energiją, ten rasit uždarą Facebook'o grupę, ten mes tą knygą skaitysim kartu lapkričio mėnesį, kiekvieną antradienį vakare, 6 vakaro vyks gyvi susitikimai, kur daugiau papasakosiu apie istorijas, kurios pakliuvo į knygą ir istorijas, kurios nepakliuvo į knygą, tad labai kviečiu. Jeigu dar nežinot ar norit šitos knygos, tai atkreipkite dėmesį, ketvirtadieniais mano prenumeratoriai gauna citatas, mintis apie traukos dėsnį iš šitos knygos. Jeigu dar negaunat tų citatų, tai pakomentuokit, noriu citatų, mielai jūs užregistruosiu ir nuo artimiausio ketvirtadienio jau tas citatas gausite. Ir koks jausmas, kai šita knyga yra mano rankose, tai jausmas, prisipažinsiu, yra dviprasmis. Viena pusė yra džiaugsmas, kad ta mano daug metų buvusi svajonė virto realybė, fizinė forma, galiu pačiupinėti, galiu pavartyti, jinai yra mano rankose ir tikrai mano ketinimas šitai knygai buvo, aš sudėjau čia labai daug pratimų, čia galiu parodyti, o čia yra turinys ir čia yra visas sąrašas pratimų ir tapingo aprašymų kiekvienam skyriui, visur daug praktinių dalykų, kuriuos aš pati naudoju tam, kad jūs galėtumėt išbandyti ir pamatyti, kaip tie mano burtai veikia, kaip viena iš užsisakiusių knygos sako, išbandysim tavo tos burtus, ką tu naudoji. Tai iš vienos pusės aš džiaugiuosi, nes tikrai noriu, kad ta žinutė, kad palaikanti visatos energija iš tiesų egzistuoja ir visą laiką bando mus pasiekti. Aš tikrai noriu, kad ta žinutė pasiektų kuo daugiau žmonių. Ir kartu yra labai baisu, dėl to, kad kol aš rašiau knygą, tai buvo aš ir kompiuteris, aš tiesiog atsisėdu prie kompiuterio ir rašau, o dabar staiga bet kas gali paimti ir paskaityti. Ir aš manau, kad ta baimė yra normalu visada, kai darom kažką naujo, kai paskleidžiam savo žinią plačiau, kai išeinam iš savo komforto zonos. Baimė yra normalus dalykas, aš tikrai niekada nebandžiau vaizduoti kažkokios, nebandžiau vaizduoti, kad aš esu pasiekusi tokį lygį, kur aš nieko nebijau arba kur aš viską žinau, ir aš visada atsargiai žiūriu į tokius žmonės, kurie sako, kad jie viską žino. Tai lygiai taip pat dalinuosi su jumis, kad
kad ta baimė irgi yra ir aišku, su kiekviena diena, kuo labiau aš priprantu prie tos minties, kad tai jau realybė, kad tai vyksta, žmonės perka mano knygą, skaito, siunčia man nuotraukas, lauksiu labai atsiliepimų, nes suprantu, kad dar tik pradėjot, bet kai jau turėsit kuo pasidalinti, tai labai lauksiu, kviečiu dalintis grupėje, knygos palaikanti visatos energiją, skaitytojų klubas, arba gali tiesiogiai man rašyti, tikrai labai lauksiu jūsų reakcijų ir atsiliepimų ir įspūdžių. O, matau, jau Karolina parašė, noriu knygos, liuks, atsiųsiu, pabaigus transliaciją, atsiųsiu detalės, kaip tą knygą įsigyti su mano palinkėjimu. O šiandien noriu Jums paskaityti savo knygos įvadą, kuris duos Jums šiek tiek paragauti to, kokiu stilium parašyta knyga, nes šiaip apie ką yra, ką reiškia ta palaikanti visatos energija, tai aš kalbėjau šiek tiek ankstesnėse savaitėse savo tiesioginėse transliacijose, bet iš esmės ten yra mano asmeninės istorijos ir paskui, ką aš dariau su tom problemom, su kuriuom susidūriau, kokius metodus naudojau, tai daugiausia pasako apie traukos dėsnį, tapingą ir angelus, na ir visokiom formom, kaip konkrečiai tą naudoti, visą tai sudėjau praktinius pratimus ir savo mintis. Taigi, įvadas, skaitau. Kokie dar stebuklai? Ironiškai paklausė draugė, pamačiusi ant stalo knygą Kursas apie stebuklus. Gal realiame gyvenime truputį pagyvenk. Dabar pagalvoju, gal netokia jau gera draugė ji buvo, bet jos ironiškas klausimas įstrigo ilgam. Tikrai, kokie dar stebuklai? Ką aš čia svaičioju? Beje, čia šiek tiek įsiterpsiu, kad pirminis knygos pavadinimas buvo Kokie dar stebuklai, nes aš ilgą laiką taip žiūrėjau į gyvenimą. Kokie dar stebuklai? Ką pasidarai, tą ir turi, nėra jokio palaikymo ir jokių stebuklų. Gerai, tiesiu. Ir vis dėlto jaučiau nenumaldomą sielos kvietimą eiti gilyn, nerti į šią normaliems kabutėse žmonėms sunkiai suvokiamą sritį, kur nėra tik juoda ir balta, gera ir bloga, kur esame daug niuansų ir atspalvių, kur karaliauja intuicija, sielos šnabždesiai, o didžiuliuose tamsos šuliniuose gali atrasti vis daugiau šviesos. Jei būčiau žinojusi, tamsiausiamis akimirkomis galvodavau, jei būčiau žinojusi, kad bus taip sunku, nebūčiau pradėjusi šios kelionės. Būčiau gal bandžiusi likti normali kabutėse, žemiška kabutėse, racionali kabutėse. Būčiau, jeigu būčiau, bet sielos šauksmas šiaip ar taip būtų mane išstūmęs iš komforto zonos. Tai gal ir gerai, kad pasidaviau jam. Norėčiau pramiegoti tą laiką, norėčiau užmigti ir atsibusti, kai visas šis košmaras jau bus praėjęs ir kaip nors išsisprendęs. Taip tamsiausiamis valandomis sakydavau savo. Bet ėjau kiekvieną dieną, ėjau, bandžiau, griuvau, stojausi, vėl ėjau, griuvau, verkiau, pykau ir kai atrodė praradau bet kokią viltį, išvydau šviesos spindulėlius. Pradėjau matyti, kad iš tiesų stebuklų yra visur aplink mane. Aš atsibudau ir ne už ką, nebegrįšiu miegoti. Aš laukiu šio laiko daugelį gyvenimų. Aš ruošiausi tam. Aš gimiau tam. Kelio atgal nebėra. Ši knyga apie mano kelionės pradžią. Apie tai, kaip nustojau bandyti būti normali ir gyventi kaip normalūs žmonės. Apie tai, kaip intuicija ir vidinis balsas nuvedė mane pas traukos dėsnį, šis pas gausos temą, gausa ir trūkumas pas tapšnojimą, o tapšnojimas pas angelus ir šviesos būtybės. Apie tai, kaip atradinėjau gausą jausdama visišką trūkumą. Apie tai, kaip bandžiau susivokti, kad jei mes patys pritraukėme visas savo patirtis, kurių galų aš tokias nesąmonės traukiu, blogesnės vieną už kitą. Apie tai, kaip pirmą kartą išgirdusi, kad normalu yra jausti gėdą dėl tragiškos finansinės situacijos, verkiau krokodilo ašaromis. Apie tai, kad pasirodo prašyti pagalbos galima ir net rekomenduojama. Ne tik tada, kai visą kitą išbandau, ne tik tada, kai jau nebežinau, ko griebtis. Tiesiog čia ir dabar kasdien galiu prašyti pagalbos. Šviesos būtybės tik ir laukia mano leidimo. Angelų palaikymo nereikia nusipelnyti, užsidirbti, užsitarnauti, reikia tik paprašyti. Apie tai, kad tamsiausiamis sielos valandomis labiausiai netikėtose vietose atradau viltį, saugumą ir stebuklus. Ne kitados ir kur nors, o čia ir dabar. Stebuklai visur aplink mus, reikia tik atsimerkti. Ir apie tai, kad pasirodo, viskas visada vyksta mano naudai. Čia irgi mažas intarpas, kad tie, kurie mokėtės pas mane traukos dėsnio magijos programai, žinot, kad
mėgstamiausias mano posakis ir mėgstamiausias daugelio jūsų posakis yra viskas visada vyksta mano naudai, viskas visada vyksta mano naudai, viskas visada vyksta mano naudai. Tęsiu įžangą. Šioje knygoje pasakoju apie savo kelionę ir būdus, kurie man padėjo ir padeda iki šiol kasdien. Ne dėl to, kad mano kelionė kokia nors vienintelė ir nepakartojama. Ji, žinoma, yra vienintelė ir nepakartojama, nes šiame pasaulyje yra tik viena tokia Justina kaip aš. Pasakoju, nes mes mokome tik savo gyvenimą. Kiekvienas turime savo kelionę, kiekvienas savai patiriame, kas yra palaikanti visatos energija. Kaip miesto balandis, ji nenumaldomai bando iki mūsų prisibelsti. Net jei niekada nepakeliame galvos į dangų, kad pamatytume paukščius, miesto balandis gali purptelti mums iš po kojų, kad priverstų mus jį pamatyti. Jei ši knyga pateko tau į rankas, turbūt joje yra kažkas, kas nors skirtas tau. Linkiu tai sužinoti, o sužinojus pasidalinti su manim. Tai tokia įžanga, tikiuosi, kad jums šita knyga suteiks vieną gerą mintį, toks buvo visada mano ketinimas, kad jeigu vienas žmogus pasiėmė šitą knygą, suras vieną gerą mintį, reiškia, aš savo darbą padariau. Ir palaikanti visatos energija iš tiesų egzistuoja. Jeigu jau turit knygą, ačiū, prisijunkit į knygų klubą. Jeigu dar neturit, prisijunkit mano citatoms, paskaitykit minčių iš ten, pagalvokit, jeigu pajusit, kad norit, nusipirkit, bet svarbiausia, žinokit, kad palaikanti visatos energija visada čia, visada šalia ir visada pasiruošę mums padėti. Ačiū, kad esat. Ir kitą antradienį laukit dar vieną mano įrašo, irgi knygos tema.